Susitinkam pirmam video po mano atostogų video. Aš jau dirbu antrą dieną ir iš tikrųjų sunkiausias dalykas po atostogų tai yra grįžti į darbą. Aš jaučiuosi kaip mirus tiesiog. Aš noriu tik miegoti, aš noriu valgyti daug saldumynų, daug nesveiko maisto, turbūt dėl to, nes man labai trūksta energijos ir turbūt daugiausiai energijos atrodo, kad galiu gauti iš tiesiog cukraus. Tai aš noriu viskas, kas saldu, kas nesveika. Tai šitą savaitę dar pasiemu tokią kaip laisvą nuo sporto, nes aš tiesiog jaučiuosi, kad aš tiesiog noriu padėti galvą ant pagalvės ir eiti miegoti. Tai tas mano protinis išvargimas ar psichologinis dažniausiai kažkaip taip koreliuoja su fiziniu. Aš jeigu išvargus protiškai, aš negaliu atrodo eiti sportuoti, nes aš turiu jaustis tiesiog turiu gerai jaustis prieš sportą. Tai šitą savaitę nesportuoju, nes aš tiesiog nepajėgiu. Nežinau, gal dėl to, kad apskritai prieš grįžtant į darbą įtampą jaučiau, nes realiai nelabai buvo, kas mane taip pilnai pavaduotų darbe. Todėl aš turėjau daug darbų, tokių pasivyti, padaryti iki galo, padaryti nuo pradžių iki galo ir tiesiog yra šiek tiek sunku, kai visą savaitę nebūni ir tiesiog grįžti su tokia įtampa, kas padaryta, kas nepadaryta ir viskas tvarkoja, viskas suspėti ir norisi vis tiek sau pagelbėti ir kiek įmanoma pasidaryti daugiau. Tai pirmą dieną į darbą važiavau žymiai anksčiau, kad tiesiog be streso atsisės, pasižiūrėti kas kaip. Tai jaučiu tas nuovargis tiesiog jau nuo tos įtampos, kaip bus darbe po atostogų ir tiesiog pavargsti dirbti. Tai tiesiog aš esu labai išvargus. Tai iš tikrųjų, kalbant apie atostogas, labai mažai aš užsiminiau per patį video, iš tikrųjų, ką mes ant gero nuveikėm ir panašiai. Tai iš tikrųjų, tai mes kiekvieną dieną bele kiek daug vaikščiojom, vidutiniškai suvaikščiodavom po 10 000 žingsnių, mes tą miestelį labai daug ratų apsukom, nes tiesiog mes gulėjom, pavyzdžiui, prie baseino tik po 2 valandas per dieną ir net ne visas dienas, kadangi visų pirma mes bijojom nudegti, nors ir pastoviai naudojom SPF. O antras dalykas, tiesiog neišeina mum išgulėti nuo ryto iki vakaro, nes tiesiog mes esam tokie žmonės, kad mums vis tiek reikia pajudėti, reikia pavaikščioti, reikia veiksmo ir atsibosto gulėti. Tai mums dar neišeina kokias 4 ar 6 valandas išgulėti vienoje vietoje, 4 gal dar išeitų, bet daugiau ne. Apskritai stengiamės mėgautis atostogom, tai labai daug pamatėm gražių vaizdų, miestelis mums labai patiko, man labai patiko mūsų viešbutis, kadangi jis buvo tobulas variantas, pavyzdžiui, man asmeniškai, kaip man patinka, aš noriu būti ir gamtoje, ir mieste. Ir šitas viešbutis buvo tobulas tuo, kad kai tu esi jame, gali prie baseino, tu realiai matai kalną, matai gamtą, bet pats viešbutis yra miestelė, tas miestelis nėra didelis, tai tas išplanavimas labai gaunasi smagus, kad tu esi viešbutį, gali prie baseino matai kalnus, bet išeini iš viešbučio, išeini tiesiai į miestelį, į centrą ir kitapus kelio iš karto jau yra ir parduotuvės, granai maisto prekių, aplinkui visur turistinės parduotuvėlės, tai man labai patiko, kad tu esi ir gamtoje, ir mieste, o dar paėjęs kokią minutę kelio toliau esi prie jūros, tai realiai iš vienos pusės jūra, iš kitos kalnai, esi realiai miestelio centre ir man čia buvo tobulas variantas, man labai patiko, nes galėjau pasigrožėti ir kalnais, pavaikščioti palei krantus, palei jūrą ir būti pačiam mieste, tai realiai esi ir gamtoje, ir tarp žmonių, ir mieste, ir tiesiog čia man buvo tobula, man taip labai patiko, nes visgi mes su vyru mėgstam išeiti, pavaikščioti, kažką nusipirkti, kažką pavalgyti, kažkokių dalykėlių išragauti ir panašiai, tai vien tik gamtoje būti tarp niekur man asmeniškai nepatiktų, tai man patiko, kad aš galėjau tokiam transition'e būti ir ten, nežinau, kiek aiškiai paaiškinau, bet iš tikrųjų kas esate tokie kaip aš, tai suprantat, kad labai smagu tiesiog, kai gauni tai, ko nori. Tai su viešbučiu labai pasisekė, labai patiko, kad mes pasiėmėm pusryčius ir vakarienę, tai realiai vakarais absoliučiai esi laisvas nuo galvos skausmo, kur valgyti, ką valgyti ir panašiai, tu tiesiog nueini, susidėlioji savo lėkštutę, ką tu nori. Kiekvieną vakarą maistas buvo kitoks, skirtingas, visada pasirinkimai žuvis, vištiena, kiauliena, žodžiu, pasirinkimo visada yra,
Dėl skonio nežinau, man pavyzdžiui nebuvo, kad ten wow, tokio ten didžiausio restorano aukščiausio lygio, bet ir nebuvo neskanu, tai tiesiog kiekvienam palei skonį, man atrodo, man tiesiog užteko, man svarbiausia, kad pavalgai, jautiesi sotus ir dar desertų yra, pusryčiai visada buvo vienodi, tai man gal tas vienintelis dalykėlis, kuris šiek tiek atsibodo, nors aišku, tų pusryčių irgi pasirinkimo va, bet aš, pavyzdžiui, pagalvoju, kad aš pat norėčiau blynų kokiu, ne, blynų ten jau nebuvo. Bet aišku, visokių mėsos, kiaušinių, sumuštinių galima pasidaryti, nu žodžiu, visko ir buvo labai daug. Tai su viešbučiu mums pasisekė apart tą pirmą naktį, kur vlogę pasakojau, kad gavom ne tą kambarį, tai čia buvo viešbučio klaida. Kaip tai įvyko, aš nežinau, bet kitą dieną mums buvo jau paruoštas mūsų kambarys, viskas susitvarkė, viskas ok, ir mes galėjom atsipūsti, mėgauti savo atostogom. Tai aš savo atostogas vertinu labai puikiai. Vieną dieną mes važinėjom su keturračiais ir paskui supratau, kad galbūt visgi mums reikėjo pasiimti mašiną pavažinėti, bet ir kaip ir ten būnant, atrodo, kad tau užtenka tų pramogų, bet kai grįžau į Lietuvą, pagalvojau, gal reikėjo daugiau tų pramogų, nu toks, kur dar nežinau. Tai va, visą laiką prie baseino nepragalinėjom, vis tiek pamatėm gamtos, pasivažinėjom keturračiais, labai daug vaikščiojom ir va, tai atostogos tikrai yra užskaitytos, labai patinka, tik dabar jaučiuosi, kad reikėtų dar vieno atostogo, nes jau pavargau grįžus tiesiog. Apibendrinant, atostogos, man atrodo, buvo tikrai vykęs dalykas, nors ir planavom neatostogauti, bet man atrodo, kad mūsų pasirinkimas buvo geras, man atrodo, kad ir tobula vieta, man atrodo, kad tobulai pasibuvom, ne tik gulinėjom, bet ir vaikščiojom daug, tai ir dar sportavau vieną kartą ir video suredagau per pačias atostogas, tai žodžiu, tos atostogos nebuvo visiškai pasyvios, nors buvo su tikslu nuvažiuoti ir atsijungti ir ilsėtis ir apie nieką negalvoti, bet mums taip iki galo neišėjo padaryti, bet vis tiek aš atostogas užskaitau. Tai buvo grįžus į Lietuvą, aš negaliu, aš labai noriu drėkinti savo odą ir tą kremą, kurį naudoju dabar, Neutrogena Intense Repair, Very Dry Rough Skin, man nepatinka, aš negaliu, aš jo tepu daug, bet jis ant tiek susigeria į mano kūną ir jis man tiek neduoda drėgmės. Ypač dabar, kai esu šiek tiek įdegus, aš noriu tą įdegį palaikyti. Tai aš prisimenu, kai aš lankiau soliarimą kažkada labai senais gudžiais laikais ir ten soliarimą buvo padėtas vienas kūno kremas bendram naudojimui ir man jis labai patiko. Ir aš to kremo senai noriu ir žinau, kad jis nekainuoja pigiai. Tai kaip tyčia tam kremui buvo 50% nuolaida, tai vietoj to, kad sumokėčiau 30 eurų už pusę litro, sumokėjau 15 eurų už pusę litro. Tai yra Hems Sweet Pineapple Honey Melon kūno kremas. Tai man atrodo, kad aš naudoju šito brando kūno kremą. Tikiuosi neklystu, nes man jisai labai patiko, jis buvo toks riebus, bet ir toks ne per riebus. Man patinka, kai ant kūno lieka vis tiek kažkoks tai jausmas. Man nepatinka, kai susigeria į nieką, nes man atrodo, kad tiesiog neveikia. Kvepia labai skaniai tokių saldainiukų. Tai žodžiu, bandysiu dabar naudoti šitą. Tų skonių ar tų kvapų, kurių norėjau, tai jie buvo išparduoti, tai man šitas atrodo irgi visai nieko. Jeigu čia yra tas, kurį naudojau kažkada senais laikais, kai pasitempdavau po soliarimo, nes tai buvo prieš tikrai nemažai metų atgal ir aš tikiuosi, kad čia tas brandas, tai jeigu jis veiks taip, kaip aš įsivaizduoju, jeigu čia yra tas kremas, tai aš būsiu labai laiminga. Tai bandysiu naudoti šito dar pusę turiu, nežinau, gal pabiškai išnaudosiu, bet tikrai nesąmonė, man labai nepatiko, tai tikiuosi, kad šitas bus daug riebesnis ir kad man patiks. Viskas, einu pasidarysiu kokį proteininį smūtį, kalba virš 10 minučių, susitikim. Ai, tiksliai, aš savo iškritus persivežiau lauktuvių ir dar jums net neparodžiau, tai einam į kitą kadrą, aš noriu parodyti, ką persivežiau savo iškritus. Mano pirkinukai iš Graikijos savo, tai čia ką persivežiau savo, tai man šita kepurė labai patinka, aš nesu gal didelė kepurių fanė ir ne visos man tinka, bet šita man labai patiko dėl spalvos, dėl užrašo ir tiesiog atrodė tokia cool, tai pasiėmiau jas savo. Dar iš maistų pasiėmiau pasiragauti nugos, tai ten labai daug nuga įvairių skonių, tai galvoju, aš niekad neperku, niekad neragauju, tai aišku pasiėmiau su karamelė, nes karamelė man skaniausias dalykas pasaulyje. Kalbant apie karamelę, šitie trapučiai yra tokie skanus.
per vieną traputį 84 kalorijų, šiek tiek 4 trapučiai, bet jie tokie skanus, nes jie turi karamelinio tokio užpilo ir sūdytos karamelės gabaliukų. Toks nerealus dalykas, prašau, atvežkit kas nors jų į Lietuvą, pardavinėkit, nes pastoju pirščiau, bele kaip gerai, tai 2 pasiėmiau netgi. Tada pasiėmiau kavos, tai šitos pas mus irgi, man atrodo, nėra, čia yra to Finat Latte iš Nescafe. Jinai man buvo skani, tai pasiėmiau pakelį savo. Aš paprastai dar be kavos savo nešuosi, nes iš aparatų man neskani. Dar pasiėmiau savo kavos, kaip ir minėjau jau prieš tai vlogė. Tai yra hazelnut skonio tirpi kava, jau ragavau, labai gera, tai gaila, kad jis tiek nedaug yra, tai labai patiko. Tai ir jau, kaip sakau, paragavau, prasuktą, neiškenčiau. Taip pat savo persivežėm dar magnetuką. Tai mes nesam nusprendę, ko mes norim rinkti, ar magnetukų, ar raktų pakabukų. Tai šį kartą radom gražų magnetuką ir tiesiog grinai, būtent iš to miestelio, kurio mes buvom. Ir grinai čia yra ta pakrantė, kurią mes visą vaikščiojom, labai daug vaikščiojom. Tai sakau, čia labai atspindi tai, kur mes buvom, tai būtinai tą ir pasiėmam. Taip pat savo pasiėmiau medaus su apelsinais. Tai nėra man girdėtas toks dalykas, dar neragavau, tikiuosi, kad bus skanu, nežinau tiksliai, ką čia reikėtų dėti, turbūt į arbatą kokią. Tai va, nesispyriau, buvo daug įvairiausių medų rūšių ir turbūt daugumą jau būčiau pasiėmus, bet kažkaip apelsininis man buvo pats labiausiai sudominęs, tai labai nekantrauju irgi kada paragausiu. Taip pat paėmiau 2 tokius indelius. Vieną geltoną ir kitą tokį žalę. Man atrodo, 2 geriausiai yra 2 turėti, nes vienas toks būtų per daug random, o 2 tarsi jau komplektas, tai dar tiksliai nežinau, kurias naudosiu, bet tiesiog tokiam grožiui negalėjau atsispirti, man labai patiko jų raštai, tai jie realiai yra labai panašus, gal net vienodi, jie iš tikrųjų yra, tik tai skiriasi spalvos. Labai gražu, labai patiko. Ir dar taip pat vlogė rodžiau šitą puodelį, tai kaip ir nebeplanavau jo pirkti, bet visgi nusprendžiau, kad noriu puodelį, jis tikrai labai gražus, visiškai mano skonio, mano stiliaus ir tiesiog labai mielas. Ir va, pagaliau jums parodžiau, galėsiu jau kavą gerti šito puodelio, nes laukiau, kada galėsiu parodyti. Tai va, tai tiek visą ko prisipirkau savo, tai biškai išsileidau pinigų, nemažai ir maisto pasiėmė, atrodo toks visiškai nereikšmingas dalykas, bet, tikrai, pavyzdžiui, šitie tai belė kaip skanos ir kava, tokios nesu pas mus radusi, tai gal čia nėra labai protinga tiesiog vežtis maistą savo iš, pavyzdžiui, kaip dabar Kretos, bet aš turbūt labai happy esu bent jau dėl šitų 3 keramikinių dalykų, tik patarkit man, ką galėčiau dėti tokius mažus indėlius, ar tik padažam, ar daugiau kažką galima čia įdėti. Jau kuris laikas svajojau ir labai norėjau aš proteininių blynų mišinio ir išpildžiau pati savo svajonę. Tai pasiėmiau kažkokį tokį be skonio ir vieną kartą jau gaminau ir aš pastebėjau, kad čia šiek tiek yra toks kaip ir netitikimas, nes rašo, kad vieno kaušelio reikia su 100 ml vandeniu, tai aš tai padariau, tai gavosi tokia skista tešla kaip lietiniam blynam. Tai dabar pasidarysiu, įdėsiu vieną kaušelį, stengsiu įdėti žymiai mažiau vandens, tai pažiūrėsim, kaip išeis mūsų blynai.
pasiėmiau kamerą, noriu su jumis šiek tiek pašnekėti. Iš tikrųjų, aš tikiausi, kad šitas video bus šiek tiek kitoks, bet apsirgau aš, kai grįžau iš kelionės, dirbau visą savaitę normaliai ir savaitės gale apsirgo mano vyras. Ir aš stengiuosi neapsirgti ir paskui dar grįžom savaitgalį namo, mano sesė pasirodo dar sirgaliavo ir jau kai grįžinėjau atgal į Vilnių, pajaučiau, kad man šakės, aš negalėsiu padirbėti. Tai vieną dieną buvau netgi pasiėmus laisvą nuo darbo, išgulėti, išgerti arbatų, visko, nes tikrai prastai jaučiaus. Tai aš įsivaizduoju, kad šitas video bus labiau toks grįžimas į rutiną po atostogų ir panašiai, bet gaunasi, kad aš iš tiesų dar negaliu grįžti tą rutiną, nes aš tiesiog prastai jaučiausi ir sunku grįžti, kai tu tiesiog nelabai turi jėgų, tai mano sportas iš tikrųjų buvo šiek tiek netgi pamirštas. Bet svarbiausia ne sportas, svarbiausia kaip maitiniesi, tai maitinuosi dar normaliai. Gerai, jeigu nesportuoji, tai svarbiausia bent jau prisižiūrėti tada, ką valgai. Bet kokiu atveju labai pasiilgau sporto, šiandien visą gal bandysiu jau padaryti pratimus, nes šiandien jau iš tų dienų, kada geriau jaučiuosi, nors vis tiek būna energijos tokie pliūpsniai, kada atrodo labai daug energijos ir paskui toks kritimas, atrodo tiesiog noriu pamiegoti. Bet esmė yra ta, kad sorry, kad šitas video nėra toks, kokią aš norėjau, kad būtų, bet vis tiek noriu grįžti su update'ais, papasakot, kas gero vis tiek įvyko po atostogų, kad kiti video būtų įprasti vlogai arba kažkas panašaus, bet dar ir norėjau pasigirti jums, tai iš tikrųjų. Ar pastebit kažką kitokio pas mane negu įprastai? Aš negaliu, žinokit, nepasigirti. Iš tikrųjų, pasidariau naujų tatuiruočių. Aš niekad negalvojau, kad darysiu tatuiruotės. Tai visų pirma, jau kas mane seka, žinot, kad esu pasidarius ne per seniausiai vikingų simbolį. Ir aš po to galvojau, ar aš norėsiu, nenorėsiu, nežinau, savęs nespaudžiau. Bet vis ta mintis kirbėjo, kad tam tatuiruotė atrodo tokia vieniša, aš norėčiau kažko daugiau, tai iš tikrųjų pati pasidariau tokius eskizus, pasižiūrėti, kaip atrodytų mano tatuiruotės, tai nusifotkinau savo ranką, užsidėjau per programėlę visokių ženkliukų, kokių norėčiau, kiekvienas ženkliukas man apart šito turi savo reikšmę, tai susidėliojau, pasižiūrėjau, kad labai gerai atrodo. Ir ėjau pas tą pačią meistrę, pas kurią dariausi šitą vikingų simbolį. Labai džiaugiuosi, kad taip netyčia atradau gerą meistrę, kuri labai kruopščiai greitai padaro savo darbą. Šiaip sunku atrasti gerų meistrų, tai man taip netyčia pavyko. Tai antrą kartą dariausi tatuiruotės pas Vestą ir aš taip negaliu atsidžiaugti. Visų pirma, tai kai nueini, jau būna padaryti tokie trafaretai, kelių dydžių, tai tiesiog įsirenki, kuris tau labiausiai tinka. Tai aš, man atrodo, dėjausi gal pačius mažiausius, bet labai gerai atrodo. Greitai padaro tas tatuiruotės, tai iš tikrųjų atrodo net nereiks sėdėti pusę dienos, kas man kaip žmogui, kuris nori taupyti ir savo ir kitų laiką, labai gerai. Tai Vesta užsiema tokiom linijiniam tatuiruotėm, tai galiu sukelti nuotraukas pavyzdėlius, ką galite tikėtis. Gal gausit kažkokių idėjų, šiaip dabar trendas eina tokių mažų tatuiruočių, bet šiaip labai gražu, tai pas mane irgi dabar ant pirštų. Iš tikrųjų, aš suprantu, kad mano tatuiruotės ant pirštų yra toks skonio reikalas. Mano, pavyzdžiui, tėvai prisimenu, paauglystėj sakė, negražu, čia atrodo kaip kalinčiukas koks ir panašiai. Tai va, tai jeigu ieškot tatuiruočių meistrės, tai užsukite į Vestos Facebooką, visą informaciją paliksiu apačioj, susitarsite tikrai labai greitai. 2 kartus, kai jai rašiau dėl tatuiruočių, tai buvo iš karto tokie artimesni laikai, kas labai faina, nereikia laukti pusę metų. O aš turbūt kažkaip judėsiu į savo dieną, bandysiu gal po truputį pasidaryti kokių tai pratimų, nes reikia judėti ir aš taip jau prastai jaučiuosi, kad aš nesportuoju, iš tikrųjų atrodo mano kūnas glepsta tiesiog, tai labai pasiilgau sporto ir labai tikiuosi, kad šiandien seksis gerai, tai šitą video užbaigsiu taip paprastai, tai dar kartą atsiprašau, kad šitas video yra toksai nei 5, nei 9. Tiesiog yra vienas dalykas, kad noriu šitą video išleisti anksčiau, kadangi mano gyvenime vyksta toksai labai smagus dalykas ir aš norėčiau tai pavloginti ir įkelti kaip tik įmanoma anksčiau. Tai noriu šitą video išleisti greičiau, kad kai tik galėsiu iš karto galėčiau pasidalinti savo naujienom ir įkelti tą video. O po tų smagių naujienų mes tiesiog turėtumėm grįžti mano įprastus vlogus. Tikiuosi, jūs nieko prieš. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Būtinai paspauskite laiką, palikite komentarą, ką galvojate apie mano naują tatu. Ir ką, susitiksim mano kitam, tikiuosi, exciting video. Labai laukiu, nesilaukiu ir labai tikiuosi, kad viskas pavyks ir kad galėsiu greičiau su jumis apie tai pasidalinti.